kažkas gaunas. Marks kaip genys. Nu, o čia dar veina tokį, kaip jau ir užbaigiau jau. Va, čia dabar man jau reikėtų tik dar pjedestalą sutvarkyti, užbaigt. Čia jis svoris nemažas. Pažiūrėsim, kaip čia šviesa atrodo. Tau reikėjo. O, nu, visai nieka. Nu, čia tokį dar bandžiau tokį, bet matai, mėtis iš partloks buvau. Nebepakels į orą. Bus ramybės būseno, ramus toks. Gal kas nors išės, užbaigs mėtį. Nu, ir kas dabar, dar čia taip jau galvos, kad po kaziukų mūgis. Kai grįžau, šiemet tokį kaziukų mūgį buvo jau, ne kažikokį. Labai daug buvo tų pardavėjų. Neaišku, daugiau pirkėjo pardavėjų. Tai taip, kad prekiauti niek nepavyk, nes labai daug buvo tų pardavinėtojų. Ir mano žmonėlį man jau čia išprovokavo. Saka, to dabar pravažiavęs, nusipirk benzinį pjauk. O aš taip galvoju, kad malkų neturiu kuo. Tai nusprendžiau, ką reikia pjauti. Pradėjau pjauti nuo šitos skulptūros, va, tokios. Ir tokį mintis kėlė man tą skulptūrą pavadinti laisvi be laisvės. Nu, čia mintis tokį būtų. Bet darbant prisiminiau Julijanonį žodžius. Galvoju, nieks nėra. Jeigu ir eilėraštis reikia būti priekals. Ir užsimojau davin daryti. Tokį o. Per visokius grundelis. Iš pradžių buvo ant priekal padėsiu ant žemės, bet nesižiūrėjau. Nu, vienu žaidžiau, komponavau, končią prikomponavau. Dačiau užsibaigs, va. Užrašau užsirašys. Janonį eilėraštį pirms posmus įsirašys. Na, ir žmonėm liks pamastyti. Tokiai mano tai darba, tačiau grundenis, o visur jod. Ir viskas iš vėjų mėlį padaryti. Ciuko. Nu, aišku, čia jokios paslapties nėra. Be abejo, kas domisi, yra Palangų Mončiaus muziejus. Vis laik Mončiaus darbo man darė labai didelį įspūdį. Nors kažkad dirbau realistinį labai tematiką. Bet dabar kažkaip norės tokį judesį, kad skulptūra būtų judesį. Ta mintis čia jau, sako, paimta grina iš Mončio, bet aišku darbai ir nenukopijauti, be abejo, čia jau savo kažką kur. Nu, ir dar nebuvo taip jau, reiškia, tas grundinis jau nelabai spaudų padaryti be maketėlių. Reikia vis tik iš pasalin pasilėbdyti maketą, kad čia, nu, nesuklystum supjauti, nes čia labai greit gali suklysti. Nu ką, aš jau kaip sako, vis tai kaip architektūra baigis, čia niekur nedingsi. Vis tik į kraują augi kažkoks maketėlis daryti, ypač tas grundins jau labai sunkia padaryti be maketėlių. Tačiau tas pasilėpti maketėlį įdomi, reiškia, norėčiau padaryti moteris nešantį vandenį. Iš vein met gabal čia viskas turėtų būti, va, judėti, reiškia, neštovo, tai šitą kibiriuką, nu čia labai galus, o kaip tos kibiriuks padaryti, nes čia ir, nu, ir vien žodžiu, čia labai, ir biški reik pagalvoti. Tai tokį, nu, ta skulptūra vėl turėtų, aš įsivaizduoju, būti tokį, nu, jau metrus 20, metrus 50, jau rimta skulptūra. Nu, čia kai dirbau, to norėjau padaryti laisvi be laisvės, tai o, tai irgi grundinis, galvoju, čia kokį priekal priraštas žmogeliuks kažkoks, kad jis tik dirbtų ir neatsitraukdams tik tas kitim pinigus oligarchams kaltų. O čia maketėlį tik pasilipdžiau. O čia tokis įdomus skulptūrėlis irgi judantis būtų. Čia jau būtų, norėčiau pavadinti, bučinys.
gali pasibučiuoti, vėl pasižiūrėti, pasižiūrėti. Irgi, aišku, nepamiršti ir tų rimtesnių skulptūrų, bet atsigauti taip norisi tokį, kad galėjai čiut ne ekspromtu padaryti čia. Nu, sako, ar čia biški suklysi, biški čia te padarysi, vis tiek bus gerai, ne? O jeigu jau skulptūra, vis tik reik nuotaik sugauti, reik. Nu, čia jau reik gal tokį bišką pirikvėpėm. Na, tai va, tur pertvarka, matot, pasidarė čia. Šilta jau užėjimai ir vakar irgi buvo labai šilta. Su savo brungiausiai mes čia čik, visko nutepėm, dviese greta. Tai va, mano brungiausiai žmonėlė. Labai dėkui, kada man palaiko. Ir mes vakar dviese taip jau tepėjom, dviese užbaiginėjom. Aišku, menininkų nelabai malonu ir užbaiginėti. Ką reik tepti, kada gali kažkur, bet niek nepadarysi tus darbus. Reik padaryti labai malonu, kada vis tiek, yra važina, taip pat, čik, visko dviese, tu tepėm, maliavojom. Ir ten, to irgi, tas ir bespalvis, labai smerda. Tas ir žemės labai geras aliejus. Tas įtvirtins prikals, vėl pritvirtins, o čia, kaip iš tikrųjų, trinkas priekals, nu, čia išrašysim tų žodžius. Julijanonė, pirmą posmėlį eilėraštį, kalvis. Ir tada jau bus gal daug maž viskas aišku. Esu sukūręs tokį maketėlį, pasidaręs jau daug metų tas maketėlis, bet dabar jau jaučiu, kad brestų, nes turiu medį tokį, pirmiausia, aišku, čia diktavo medis. Noriu iš vien medį padaryti tokį skulptūrų, angelą. Dabar vis tiek čia yra 28 cm, o jeigu jau dvigubą didins, tai bus virš pusmetrų, jau čia medis turi reik. Nu, čia be abejo, jau čia gali tęsti, čia beiški trūks man tų proporcijų, čia aš susitvarkys. Bet skaitau, kad čia turėtų būti labai įdomus darbas ir tiesiog nekantraunu po parodos, galbūt imsiu ir pjausiu jau, nes man noriu tokį irgi padaryti griną, neišdailintą tokį, bet grinos pornus sulinkti, kad būtų judesi, čia turiu visokius minčių. Aišku, pradė dirbti paskui, kas pasikei dar tokių, ten minčių nelauktų. Netikėtų, nelauktų minčių išgimst. Bet taip, o darbs man Jansons toks ir iš šono įspūdinga atrodo. Vienas darbs jau matot užbaigti ir matom, o kiti darbą nebaigti, o tas dar. Čia šitas jau kaip ir užbaigts darbs. Čia dar matom darbą priseinus irgi nebaigta, bet aš anon irgi planuom pabaigti artimiausių metų. Čia irgi tiek belieka to darbo pabaigti ir visus tuos darbus, kur jau čia matom, mes ans pamatysim 2015 metas, kovo 30, tai bus pirmadienis, 5 valandą bus parodos atidarims Palangoj. Vasar skaityklo, bus čia didelė šventė Palangos mieste ir mes tos darbus pamatysim, bendro parodos su kitas autorės. Aišku, dar ir kitų darbų bus pridėta, čia jūsų nėra, ar ten dirbtuvė ir kiti jau užbaigti laukia eilės. Tai iki susitikėm parodoj. Vėl atsigamo kažkam dvasiai, sakau, tasykių užgyvavo, jisai buvo paskui.
Čia visai jau kitą lygmenį. Tai tik Kaune. Taip, čia važiavo, tai visada eksponavo, o dar mums ir čia, tarp kitko, mano pirmasis mecenatas, ponas Lietuvaitis, buvęs vandentiekio direktorius, jis labai menininkus globoja ir tebe globoja. Ir tada kažkada buvau man priglaudęs. Ilgoka buvo. O kiek metų Lietuvai? Nu, žinau, kiek nemažai, aš nežinau. Aš dabar bijau pasakyti, kad ne 3-4 metus, kokį kitą kartą. Arba atsiemas įgaš. Pirmas man mecenas. Nu, man priėm tada. Ir šagetas mecenas man dirbo. Darbus atrent, ir neša, dar parodą. Nu tai, kas 5 metų darykim liaudis, auksų vainės. Tarp kitko, iš tų visų darbų man tas labiausiai patinka. Kaip aš spaudžiau ton ramybę. Da čia bus pavadinimo ramybė užrašyta, pasiruošimas skrydis. Šis vienas jėzus, sinu.
čia mūsų Palangos tautodailininkų visą bendrą parodą jungtinę. Čia matome tik tais dalį tų meistrų autorių, kurie pateikė čia savo gaminius. Čia yra įžanginė ta mūsų paroda, nes kitais metais Lietuvos tautodailės sąjunga mini savo 50-metį. 50 metų tautodailės sąjungai labai greitas laikotarpis, kuris prabėgo. Šiam metu sąjunga vienyje apie 3000 narių. Mūsų Palangos tautodailininkų sekcija yra parodas žmogus, kuris irgi nenurimstantis, nenustykstantis savo vietoje, kažką ieškantis ir save atrandantis. Na, toliau mūsų jaunosios kartos atstovas Giedrius. Visiems visų pirma labai norėčiau paprašyti dabar gražų intarpą padaryti muzikinį Dominiko Čepio, kuris sutiko mums visiems savo pasirinktą kūrinį atlikti. Nu, tokį intarpą padarykim, tiesiog pasiklausykim jo muzikos. Prašau. Tai būtų Virbicko svajonė. Dominikai. Taip, ir dabar pasižiūrėkite į mane, nelėm gražiam akelėm, aš blikstelsiu. Dėmesio, fotografuoju. Ir dar kartą. Ir Taip, gerbėlėjai, apžiūrėjai parodą, prašom, ten negavo šiek tiek įsivažinti. Žinokais arbatėlė. Prašom. Ela galinha, cara.